Be galo svarbus dalykas, nes tai yra vertybės. O ypatingai, jeigu mes kariavom kitoj kultūrai, kuri turi kitas vėliavas. Kasgi vyksta su mūsų karininkai? Ji persisėmė musulmonystės, reiškia, privalumų garbinį. Ji grįžta ir sako, o ten pas jos religija, o ten pas jos vertybės. O ką mes turim? Ir daivus į NATO popierius. Ne NATO popierius. Tai kariuomenė. Labai svarbus dalykas yra vienas kaimas. Švedų kariuomenė 17 amžiuje įvedė labai aiškią sistemą, kad vadinamai nemirtingąją kariuomenę. Tada kariai būdavo imami iš vieno kaimo į vieną būrį, pakuopą iš vieno rajono. Užmušė tą kareivį, sužeidė, baigėsi tarnybą, grįžo į jo vietą kitą. Kodėl? Todėl, kad tas žmonės įkausis. Ir jeigu pabėgs iš mūšio lauko, tai visos kaimo mergos žinos, kad tas pabėgo iš mūšio lauko. Tas pats Suomijos kariuomenė, 39 metų, pasižiūrėkite, visi vienas kitą senai pažįsta. Su jų trūkumais ir su pliusais. Ir žino, kur tą žmogų pastatyti. Ir gali pažvengti ir tada tas perėjimas į kovinę būseną yra labai natūralus. Ir grįžę tie turės ką prisiminti prie stiklybos. O šitas dalykas esmė. Mes galime pagalvoti ir apie teritorinę komplektavimą. Įsivaizduojate tokį žemaičių pulką, sėdinti telšiuose, kas ten per žmonės. Ir namo netoliai ir šiaip dvasia neblogai. Paskui, kad ir prie žmonės nukariaus, bet vis tiek viskas. Labai svarbus dalykas yra vadas. Vadas. Vadą reikia ruošti šiek tiek atskirai. Jis turi būti truputėlį kitoks. Ir kartą turi užsikabinti ir kai kuriais atvejais pasielgti truputėlį keistai. Palaikykime karininkį. Mes užmušėm kardo žurnalą. Pagalvokime, ką padarė. Kas lavina, ko skiriasi mūsų karininkas nuo karo. Jisai neturi būti pasipūtęs, neturi su kareiviais, bet jis turi truputėlį kitaip būti. Tai karininkijos luomas ir gerokai susitikti. Viena giminė. Gerbėmėjai, mes kariavome su giminystės ryšiais. Jokių būdų. Negali vienam daliniui tarnauti žmonės. Visi 18 amžiuje vienam totorių pulke vienas žmogus skundėsi. Be vieno manęs visi kiti yra pulkininkų giminės. O jūs manot, kad čia yra blogai tam daliniui? Ne, taip jau blogai. Lietuva maža, negalime tų gyveniškių išvengti. Tai gal ir nereikia vengti. Reikia tik žiūrėti, kad nebūtų protežė. Bet gali ir broliai tarnauti vienoj kuopai ir visai neblogai ten gausis ir gal net kaip tik geriausia būsena. Kadangi Lietuvos giminystės ryšys yra mūsų kultūrinis palikimas ir mūsų išlikimo priežastis. Jeigu mes neturėtume giminių, senai būtų vienas kitą paskundė. Taigi, kas yra tas kolektyvas karinis? Tai yra vieta, kur yra gyvenama ir miršta. Ir jeigu šitokių pavadinimų mes formuosime mūsų kovinius darinius, stiprinsime tai, kad žmonės sieja, o nebandysime įnešti tą biurokratijos vėją ir viskas sudėti į lentynas, kad paskui viskas sukertėtų, čia negeras dalykas. Mes turim kūrybingai pažiūrėti savo vienetą, jo ryšį ir bandyti vystyti, auginti jame tą kovinę dvasią. Ir batalionų, ir štabų atskirų dalykų, ir tada tas reikalas plėsmės sunkių krizės metu išvystyti nepaprastus gebėjimus, kad Lietuvos kariuomenė tradiciškai visada pasižymėjo. Ačiū. Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias. Neužtenka norėti, reikia veikti. Kviečiame diskusijai. Gal turite klausimų? Nepaleisime profesorius. Gal kapelionas nori kokį paantrinti, atsakyti jam? Norėčiau, jeigu galima. Jo. Kokį žodį suteikia ir profesoriui pritarėm 100%, kad religija yra labai stiprus vienijantis veiksnys. Ir noriu tik pasakyti, kad mūsų kapelionai iš tikrųjų visą komandą irgi stengiamės drauge su psichologais, nebūti varžovais, bet dirbti petys petin, ypač misijose tarnaujančių karių labui, ruošiant juos į misiją. Na ir žinoma, kaip sakėt, kad kariai net gerbėtų pratybose. Tas bendrumas, aš man linkėčiau pirmiausia, kad būtų dar stipriau išreikštas, kad psichologai ir kapelionai dirbtų iš tikrųjų petys petin ir padėtų kariams siekti tų tikslų, kuriuos jie turi pasiekti. Ačiū uždėmesi. Simon, gal
Gal klausimų turit, Simai? Drąsiai, prašom. Ilgai, kartais jie klausimai, bet... Lektorė, pirmos dalies, dabar bus kavos pertrauka, tai noriu iki kavos pertraukos diskusijos trumpas. Iki pusės toplės. Aš civilė. Tai turbūt kolegos irgi nedirba kiekvieną dieną su uniformom, ar ne? Dirba su uniformom, ar ne? Bet iš tikrųjų psichologai pasitęsia tuo, kad mes mokam užmegzti kontaktą. Ir nelabai svarbu, kuo mes būsim apsirengę.